Kasgi įvyko? Vieni sako, kad sprogus Černobylio atominė elektrinė žuvo tik 50 žmonių. Tiesiogiai. Kiti prideda skaičių, kad dar 4000 mirė nuo radiacijos netrukus. Dar kiti sako, kad dar daug tūkstančių žmonių po to susirgo įvairiomis baisiomis lygomis sukeltomis radiacijos iš Černobylio atominės elektrinės. Gegužės 1 būdavo tokie paradai už darbo žmonių teisės ir darbo žmonių šventę. Vaikščiodavo po gatves su kitokiais lozungais, bet sprogus atominė elektrinė niekas dar nieko nesakė. Vilniuje, Kijeve, Minske, visose miestuose, kur praslinko Černobylio debesis, žmonės džiaugiasi pavasario, vaikščiojo gatvėmis, demonstravo ir nežinojo, kad gauna baisią radiacijos dozę. Šiandien turime tai prisiminti, nes mums grėsia vėl panašus likimas. Ir mokslininkai, ekspertai sako taip, jeigu įvyks tokia pati didelė avarija, panašiai Černobylio, gal mažesnė, šitą gražų miestą su visais šitais besitūsinančiais ir atsipūtusiais žmonėmis gali tekti evakuoti. Tik nežinia kur ir nežinia kuriam laikui. Pradėkime judėti link vyriausybės rūmų, skanduodami antiatominius šūkius ir besitūsindami. Valio, pirmyn, žemtė maršūnai! Mėly vilniečiai ir svečiai, vyksta eitynės atskirti Černobylio atominės elektrinės katastrofai, kuri vyko prieš 24 metus Ukrainoje ir kurios metu žuvo tūkstančiai žmonių nuo atominės energetikos. Mūsų tikslas yra Lietuvos, Rusijos ir Baltarusijos vyriausybės atsisakytų pajamų planų. Vyriausybė prakišinėtų mums pasenusią branduolinę technologiją. Jei klampins mus visus į skolas, netams durniam! Dabartinio vartojimo kokiem 50 metų. Bet ar mes turim supleškinti vėlgi į teisę? Kokią elektrinę mes galim pastatyti, jeigu mes jau praganime milijardą uždarinėdami Ignalinos atominę elektrinę? Kas tokiems gali duoti pinigų naujoms atominėms elektrinėms? Neduokite jiems pinigų naujoms atominėms elektrinėms. Mėly vilniečiai ir svečiai, šiandieną prieš 24 metus Černobylio atominė elektrinė Ukrainoje įvyko baisi avarija, kurios metu žuvo tiesiog 50 žmonių, vėliau dar 20 tūkstančių.
protestuojame prieš naujo atominio elektrinės statybą. Nenorime, Galit gerą darbą padaryti patrulius ar kaip? Galit? Šiame pastate sėdi žmonės, kurie priima sprendimus dėl energetikos politikos Lietuvoje. Jų darbo diena baigėsi, mūsų irgi baigėsi. Mes galime čia užeiti tik tais po darbo. Nežinau, ar šitose rūmose dar kas nors yra ir ar mūsų išgirs, bet mums svarbu, kad mūsų išgirstų gatvėje.